Jaukią sekmadienio popietę į knygyną Vaga susirinko vaikai ir jų tėveliai, pasiklausyti nuotaikingų ir labai įdomių tetos Betos istorijų iš jos naujausios knygutės Kai šalia teta Beta. Žinoma, radijo ir televizijos laidų vedėja, diktorė Bernadeta Lukošiūtė tikisi, kad ši knygutė išmokys mažuosius mylėti, suprasti ir saugoti juos supančią gamtą. Mėlieji bičiuliai, ši knyga tai yra dar vienas mano bandymas su jumis pasikalbėti apie gamtą, apie tai, kas yra šalia mūsų, bet mums mažai pažįstama. Kartais, pavyzdžiui, jeigu išgirsti apuoką ūbaujantį, tau darosi baisu, tau atrodo, kad tai tikrai nelaimę pranašaujantis koks padaras, o iš tikrųjų nuostabiausias padaras. Ir toje knygoje tu rasi papasakota ir tokių nejaukių istorijų, ir kaip iš tikrųjų yra, kas iš tikrųjų per paukštis tas apuokas. Arba pavyzdžiui, vargšas kranklys, taigi apšnekėtas baisių baisiausiai. Jau atrodo, apie kranklį apskritai niekas gero žodžio nepasako, o kranklys yra pats išmintingiausias paukštis. Pats protingiausias, solidžiausias paukštis. Na ir daug toje knygoje yra kažkas panašu, principas yra toks panašu kaip Viktorinoje. Pasakoju arba legendą, arba mūsų tautosakos kokią nors ištrauką apie augalą arba apie gyvūną, o paskui pateikiu ir faktų, mokslinių faktų, kas tas augalas, iš kur jis, arba gyvūnas, kodėl jis yra toks, o ne kitoks. Taigi, aš iš viso širdies linkiu, kad šią knygą, kaip ir Viktorinos klausosi visa šeima, tai taip ir iš viso širdies linkiu, kad ir šią knygą skaitytų visa šeima. O pagaliau žiūrėkit, susirinko didelė šeima kokiu nors švenčių švęsti. Taigi puikiausiai pagal tą knygą galite surengti savo šeimai Viktoriną. Nes tikrai čia rasite įdomių ir negirdėtų dalykų. Ir aš tiesiog iš viso širdies viliuosi, kad jums patiks.